Aš noriu pakalbėti apie tvarumą, tą tokį soft, kaip sakė Lukas, ir nematomą, kuris yra tarp mokytojo ir mokinio. Nes mokinių ir mokytojų santykiai, kaip bežiūrėsi, yra pradžia, yra tas pamatas, ta esmė. Pamatas, tai pamatas nematomas, bet ant mokytojo ir mokinio santykio statosi visas kitas gyvenimas, žinios, tobulėjimas ir taip toliau. Vėlgi, nesu mokytojas, bet žinau, kad kartais pamokos temą, uždavinius nuneša visai kiti dalykai ir reikia pasiruošti trumpąją pamokos versiją ir ilgąją. Nes pavyzdžiui, jeigu per pertrauką kavos dabar įvyko kažkoks mūsų klasėje konfliktas, tai dabar reikėtų ugdymo turbūt padėti į šalį ir pasikalbėti, kas ten įvyko. Bet gal nieks nesusipyko šiandien ir jeigu būtų reikėję vieną žinutę pradėti ir pabaigti temą, tai man būtų apie šitą frazę, kas apie juos, nespręskime be jų. Tai apie tą mokinių ir mokytojų santykį. Bet šiandien turim truputį daugiau minučių, tai pakalbėkim išsamiau. Man, kad susikurtų santykis tarp mokytojo ir vaiko, reikia 3 paprastų, neprastų dalykų. Tai yra noro, laiko ir erdvės. Noro, laiko ir erdvės, kad mes galėtumėm išgirsti, susitikti pradžiai, girdėti ir išgirsti. Ir kažką galbūt net susitarti. Tai kad būtų noras, vien tik tai, kaip sakant, pašaukimo neužtenka, arba kai dirbi 40 virš metų, tai reikia ir už norą, kad būtų sumokėta. Mes demokratiniai mokyklai turime dalykus, kurie įtraukti į darbuotojo kortelę ir ten yra skaičiuojamas laikas ir verčiasi į pinigus. Tai yra mokytojo pokalbis su tėvais, vaikais arba net mokytojo dalyvavimas mokyklos susirinkime. Tai irgi apmokamas dalykas. Laikas tvarkaraštyje, jisai turi atsirasti. Negali susitikimai vykti tik tai spontaniškai, tik tai kažkaip tai atsitiktinai ir taip toliau. Tai turi būti formaliam tvarkaraštį ir mes irgi turime ir klasės susirinkimui laiką, ir atskirą mokyklos susirinkimui laiką. Ir tai yra normali ugdymo tvarkaraščio dalis. Ir turbūt lengviausia tai yra su erdve. Mes vėl, kad įvyktų tas susitikimas, turime vietą turėti. Šiuo atveju trumpinys Magijos ministerija 3 klasė. Ir kaip Gilma daug kalbėjo apie erdvę, kad erdvės ypač svarbios, kad įvyktų tas susitikimas, įvyktų bendravimas, įvyktų ryšys tarp žmonių. Tai šiuo atveju niekada nereikia pamiršti ir erdvės. Tai dar kartą noras, laikas ir erdvė. 3 dalykai, kad kurtųsi mokytojo ir mokinio tvarus ryšys. Vienas iš įrankių, jų yra begalė, bet vienas iš įrankių, ką mes darom demokratiniai mokyklai, tai kaip tvarkaraštį jau matėte, turime mokyklos susirinkimą. Gali kirti klausimas, kas tai, bet tai yra apie vaikų ir mokytojų susitikimą. Apie vaikų ir mokytojų susitikimą, kaip sakau, tai yra pamoka. Ir kartą per savaitę mes turime progą susitikti visi kartu, bendruomenė, vienoje erdvėje. Ir taip, tam reikia daug erdvės, bet tai nėra privaloma, kad visi turi ateiti. Yra klasės atstovai, kur pati klasė deleguoja ir jie privalo ateiti, tai gali būti 2, 3, 4 žmonės ir yra visi, kurie nori. Nes alternatyva neiti susirinkimai yra knygų skaitimas su mokytoju, tai irgi ten erdvės kyla, ar tau skaito, ar tu pats individualiai skaitai, bet žodžiu, tai nėra pertrauka, bet jeigu tu nenori dalyvauti mokyklos sprendimų priėmime, tu gali neiti, bet tavęs bus nuspręsta. O paprastai tai daug visai norinčių, mes nesam didelė mokykla ir pradinė kol kas, tai visi telpame ir visi susirenkam. Ir tam
tam mes ir susirenkam, kad nuspręstumėm. Mes nevaidinam, kad čia susirinkimas ir nieko nesprendžiam. Mes įsivardinę iš pat pradžių, kad sprendžiam svarbiausius mokyklos gyvenimo reikalus, nesprendžiam tik tai ten finansų, personalo ir, nežinau, Lietuvos Respublikos įstatymų nepažeidinėjam. Bet visa kita, kas apie juos mes nesprendžiame be jų. Tarp kitko, va šiandien bus solidarumo bėgimas, žinote solidarumo bėgimą Gelbėkit vaikus. Tai irgi kaip kiekvienais metais mes gaunam tą naujienlaiškį ir kvietimą registruotis, tai aišku, kad aš šiuo atveju nešu tą klausimą į susirinkimą ir klausiu bendruomenės. Vėl gavome kvietimą, ar darome solidarumo bėgimą šiais metais. Aptariam pliusai, minusai, darom. Tada vėl kitas klausimas, ar kviečiame išorės, nes bendruomenės, vietinius gyventojus, ar tėvus, draugus ir taip toliau. Tai visi šitie dalykai prasprendžiami kartu ir taip susikūrė šventė, susikūrė tradicijos, kurios susikūrė iš apačios ir mūsų visų. Mūsų visų bendruomenės narių autentiškos, originalios idėjos ir sprendimai. Nereikia tada sakyti, kad šita šventė pavaduotojo, šita šventė ten kažkokio mokytojo. Tai yra visų mūsų šventė ir tai yra ne tik apie šventės, tai yra apie, jeigu norim uniformas įsivesti, galėtumėm taip įsivesti, ar kažkokį net pirkinį didesnį daryti, ar kažkokią problemą spręsti. Tie klausimai įvairūs, klausimų lapas kabo tam tikroje vietoje, bet kas gali rašyti. Šiuo atveju valytojai rašė pirmą klausimą, tada darbuotojai antrą, tada ten pirmokas dėl tualetų, dėl skateparko ir mokytojo dėl šeimos šventės. Tai bet kurį klausimą gali iškelti. Yra sistema, kaip, čia jau senas tas lapas nuotrauko turėjau, bet yra sistema, kaip klausimai po to skaidomi, diferencijuojami, yra, gal buvau ten parodęs informaciniai arba diskusiniai, I arba D, čia naujausias susirinkimo klausimai. Tai žodžiu, yra sistema, kaip mes klausimą pristatom, kaip apkalbam, jeigu jisai diskusinis neišeina nuspręsti, mes kartais formuojam komitetus, atskirus tam klausimui spręsti ir grįžtam po savaitės ar daugiau. Ir kaip vienas pavyzdys, kurį irgi iš savo varpinės pateiksiu, pastatą apšiltinom, gavom galimybę apšiltinti ir tiesiog statybininkai pasakė, kad gali būti beveik bet kuri spalva. Principe bet kuri. Ir reikėjo išsirinkti. Tai aišku, aš galėjau tartis su architektu ir nuspręsti tą mokyklos fasado spalvą. Bet aš ėjau į mokyklos susirinkimą, pasakiau šitą iššūkį, problemą, džiaugsmą ir mes suformavom komitetą ir tas komitetas nusprendė padaryti apklausą, ar vienspalvį pastatą padaryti, ar daugiaspalvį. Buvo daugiausiai, ir čia klausėm ir vaikus, ir mokytojus, nes bendruomenė. Ir daugiausiai buvo už daugiaspalvį, tada buvo antras klausimas, kokios spalvos gražiausios ir visi mokytojai, visi mokiniai, kurie atsakinėjo, tai atsakė savo mėgstamiausias spalvas, kaip įsivaizduoja mokyklos pastatą. Ir mes surinkom, pavertėm procentus ir tada tik tai nuėjom pas tą dizainerę ir ji procentus pavertė dažymo kvadratiniais metrais ir mes išdažėm pagal tai mokyklos fasadą. Nes, kaip minėjau, kas apie juos nespręskime be jų. Ir tai veikia, ir tai atsiperka. Vėlgi galima sakyti, kad čia ne dėl to, bet aš manau, kad didžiąją dalim dėl to, kad yra mokytojų ir mokinių tvarūs ir geri santykiai. Tėvų apklausoje tėvai žymi, kad jų vaikas nori eina į mokyklą, nenori 3%. Taip. Čia kažkur pakyla, kažkur pasikeičia, kad irgi mes tą statistiką vedam, bet iš principo tikrai vaikai noriai eina į mokyklą. Akademiniai rezultatai, kam tai svarbu, mes irgi kartais sudalyvaujam šitam konkurse grožio, tai aukščiau šalies vidurkio ir tikrai neturim jokių abejonių, kad akademinės žinios nenukenčia, kad mes tvarkaraštyje turime 2 susirinkimus per savaitę.
Tėvai irgi bendrai prasme mokyklai rašo beveik 4,5 iš 5. Ir aišku, čia yra skaičiai, čia yra tėvų nuomonė, bet vaikų kartais citatos pasako dar daugiau. Vaikam gera eiti į šitą mokyklą, jie jaučia, kad toj mokykloje jie yra girdimi, jų yra mokykla, jie patys ją kuria. Jie nėra mokykloje svečiai. Ir kartais nuotraukos irgi ir vaizdai dar geriau pasako, kaip mokinių ir mokytojų santykis mokykloje atrodo. Ar po vasaros atostogų, kai būna pasiilgę. Tai man tikrai labai iškalbingi vaizdai. Bet šiandien tvari mokykla ir tvarioj, žinau, kad jūs norėdami, mes visi mokyklos norėdami būti tvarios, turime tam tikrą sritį atitikti. Šiuo atveju aš šiandien kalbėjau apie tą bendruomenės įtraukimą. Tai yra 3 sritis iš dokumento. Ir yra 3 kriterijai, kuriuos visus, manau, atitinka mokyklos, kaip pavyzdys vienas tas susirinkimas. Tai čia tam įsivertinimo vadovė reikėtų spalvinti Mindaugai teisingai. Tai galima būtų žalias spalvinti, tai ačiū. Tai vat, net jeigu ir nenorite tų gerų ten rezultatų ar gražių nuotraukų, tai, bet norite tvarios mokyklos ženklelio, tai ir čia galima su tais tvariais santykiais gauti žalią spalvą. Ir šiandien mačiau daug kas QR kodus deda, tai ir aš noriu įdėti, jeigu norėtųsi apie mokyklos susirinkimą, kaip organizuoti ir kitus tokius elementus susitarimo, kaip klasės susirinkimas, kaip individualus pokalbis. Čia yra toks PDF-as, metodinė medžiaga, kurią mes esame paruošę, galima parsisiųsti ir pasiskaityti daugiau. Tai tiek, kas apie juos, nespręskime be jų.